Finansinis, politinis ar technologinis pertvarkymas yra menkniekis, palyginus su santykių pertvarkymu, kultūriniu ir dvasiniu pertvarkymu. Kad mes visi būtumėm laisvi, turime pabėgti nuo reaktyvaus savo sužaloto vidinio vaiko elgesio. Manau, kad ne tai, ką vadiname narcizizmu, kuris yra pagrindinis nedorų poelgių šaltinis, yra klaidingai vadinama. Visi sindromai ir sutrikimai yra reakcijos į traumą ir atitrūkimą nuo meilės, dėl kurių mes esam suskaldomi ir suskaidomi, tam, kad negalėtumėm funkcionuoti ir apsisaugoti. Kai tik tai suvoksime, ir kai suvoksime, kad mes visi patyrėme nepertraukimą šėtonišką prievartą, bent tam tikrų laipsnių, tada sąmonė gali pasikeisti link išgydymo ir sveikatos. Paradoksas yra tas, kad pasveikti galima tik tada, kai pirmiausia visiškai pasineriame į savo problemos skausmą. Yra daug būdų užprogramuoti ir perprogramuoti save, kad išgyventume šią kolektyvinę tamsią sielos naktį. Pastebėjau naudingą pertvarkymą tiems, kurie tik prabunda. Net mano tėvai pripažino, kad kartais diskutuoja tema Martinas buvo teisus. Tačiau aš jiems patariau atpažvelgti į viską kiek kitaip. Tai iš tikrųjų yra toks pasaulis, koks iš tikrųjų yra. Ir tai, ką Martinas ar kas nors kitas galvoja, yra visiškai nesvarbu. Ieškoti tiesos ir moralės reiškia priimti dieviškumą ir peržengti mūsų asmeninės konkurencijas ar asmenybės problemas. Svarbu susigrąžinti savo nepriklausomą mintį ir gebėjimą atskirti tikrovę nuo pasakojimo, taigi ir moralę nuo ideologijos. Aš tau taip sakiau, gali būti tiesa, bet nesvarbu, taip tik sukuriama patikimumo istorija, į kurią reiktų atkreipti dėmesį ateityje. Sąmokslo teoretikai virto atskaitomybės inžinieriais ir dabar yra užsiėmę savo vidiniu ir nacionaliniu lygiu, teikdami pareiškimus, balsuodami iš pažadintų mokyklos tarybos narių ir iškeldami ieškinius prieš tuos, kurie palaužia mūsų pasitikėjimą. Galbūt velnias įtikino jūs, kad jo nėra, ir įvilioja jūs į spastus, bet visada yra galimybė atgailauti ir prisijungti. Mes visi tam tikrų būdų esame netobuli, o paradoksas yra priimti jūsų begalinę vertę, kartu integruojant ir jūsų netobulą ir puolusią prigimtį.